čia tokia įdomi istorija buvo. Viskas prasidėjo turbūt nuo to, kad sėdėjom su tėčiu pirty ir aš jį taip patraukiau per dantį, kad gal tu nori, žinai, sugrįžti, sakau, į tą ralį pabandyti pasibandyti su ta nauja technika, su naujais, žinai, prisimint senus laikus, gerai praleist laiką, žinai. Ir, kažkaip, žinai, sako, aš gal ne, bet sako, gal tu nori, žinai, pabandyti, žinai. Aš kažkaip sakau, jau, žinai, ką aš čia 12 metų, žinai, vėl grįši, kad čia vėl, žinai, bandysies. Ir taip gavo, kad tėvukas nuvažiavo pas Vytautą Švedą. Kaip tik Vytautas Švedas važiavo su Mariu Niekšans paruoštą techniką jam. Ir taip sako, kad dar yra vienas automobilis laisvas. Sako, kaip tik, gal nori pabandyti važiuoti. Ir taip gavosi, kad taip netyčia. Ir paskui paskambinau Audriui, sakau, kaip tu žiūri šitą visą avantiūrą, Audriu. Audrius irgi sako, pabandom, sako. Ir taip gavosi. Tokia istorija juokinga, iš nekaltai gimusi idėja pavirto realybė. Ir šiandien dienai mes turim tokią techniką ir bandom kažką toliau savo įrodyti ir praleisti gerai laiką. Pas Paulių atsidūriau, tai aš metus prieš važiavau, kai jis kaip tik pradėjo, aš važiavau su Ginu Petraičiu ir kažkaip mūsų santykiai neblogai sekėsi ir po sezono man tiesiog sulaukiau Pauliaus skambučio, sako, davai važiuojam žiemą į ralį. Ką žinau, pabandom, bet taip galų gale mums tenais tą kartą neišėjo kažkaip išvažiuoti, bet sako, davai važiuojam visą sezoną. Ten taip susidėliojo viskas, kad sėdam vieną mašiną ir lėkim. O šiaip mes pažįstami nuo pat kūdikystės, Paulius mane pažįsta, tai toks įdomus ekipažas gavosi. Žinai, čia toks, mūsų tas ratas toksai buvo turbūt suburtas dar iš senesnių laikų, kai mūsų tėvai, žinai, visi dalyvavo ten. Kristupo tėtis, žinai, Linas Vaitiekūnas, mano tėtis, žinai, Audrius, žinai, visas tas toksai ratelis, žinai, buvo bendras ir mes visi, žinai, kažkaip krūvoj maišydavome, žinai. Tai visi taip kažkaip vienam kieme, žinai, ne vienam kieme, bet... Vienuose susibūrimuose. Jo, vienuose, žinai, teritorijose bėgiodavom. Tai kažkaip taip, žinai, visi su tuo autosportu kažkaip ir bičiuliavomės nuo labai senų laikų, nuo vaikystės, žinai. Tai tokia ta mūsų pažintis, žinai. Žinai, kai užsikrėti automobilių sportų, ne pats pradėdamas kažko domėtis, o jau gaunasi, kad tave įtraukia jau nuo pat mažų dienų ir tam sukiesi gyveni tuo. Taip pat ir atsiranda paskui. Po to Mico kažkaip, žinai, ieškojom, ką čia pabandyti naujo. Kažką, žinai, norėjosi jau kažko kitokio negu tas Micas. Ir kažkaip tada Aurimas, žinai, Džiūnas pasakė, gal nori, sako, pažiūrėti šitą dalyką, žinai. Mes kažkaip telefonu ten tai pašnekėjom, žinai. Ir tada kažkaip Aurimas buvo su Martynu Ispanijoje, tam toj gamykloj. Kaip tik mes tada dar atsimenu su Šmageriu šnekėjom, žinai, tą telefoną, tokį konferencinį pasidarėm iš vakaro ir kitos dienos ryte jau skambino Aurimui, jau sakau, gerai, darom, imam. Sakau, to Hyundai, žinai, sako, Hyundai jau prieš valandą Šmagarys nusipirko. Tai tas toksai momentas ir atsiradom. Tai. Jeigu atvirai, tai tik vienas ir buvo likęs. Bet ko gero būčiau ir iš dizaino pusės jinai tokia labiausiai patraukli, žinai, mašinėlė. Tai kažkaip
įdomesnė. Jo, tokia, žinai, nematyta, net, žinai, niekur nematyta. Škodos, visur Škodos. Iš pradžių, kaip pasakėm, tai šypsenai kiausų buvo, sunku buvo patikėti, kad iškart nušoksim į tokią techniką. Tai, kažkaip buvo labai žavu, puikia mintis. Tai niekad, kai su tokia technika nėra tekę važiuoti, tai iš pradžių buvo to jaudulio ir galvojau, kaip mes čia pavyks mums adaptuotis ir visa kita, bet panašu, kad nebuvo to didžiulio tokio šoko. Tai va taip. Ne, labai lengvai, sakyčiau, tą mašiną. Kažkaip iškart nuo 1 kilometro jinai prilipo, žinai. Stoja. Kažkaip, kad man gal, žinai, tas valdomumas, kad kai suki, žinai, sukasi, nereikia ten, žinai, kaip su Mitsu ten, žinai, visokių mandrybių, žinai, daryti. Stabdymas jo, gal paskui gal jisai toks išryškėjo, žinai, kai jau reikėjo, žinai, grindinti ant tos stabdymo, tos taškus, žinai, kai jau ten, jau pradedi, žinai, ieškoti ant tų sekundžių, žinai. Tai jau tada tą stabdymą, taip, žinai, jauti, kad jinai stoja ir stoja greitai ir gerai, žinai, tai va tada jo stabdymas, žinai, įspūdį paliko. Man tai tiesiog, kai pirmas mūsų testas buvo, man rodos, Kačerginėj, ir kai išvažiavom į tą didįjį hipodromą, ir kai atminėjau didelių congų, jau kur su Mitsu jau senai reikėtų stabdyti, o čia prilėti tą stabdį ir prilimpa ir dar gali datempinėti ten, iki kažin kur. Tai mane tas labiausiai kažkaip nustebino, kaip jinai stoja. Kita mašina, žinai, sportinė mašina, žinai. Tu suki vairą, jinai sukasi, žinai, tu nori kažką padaryti, žinai, jinai viską, žinai, kad kartoja tos judesius, ką turi galvoj, žinai. Tai kažkaip easy buvo labai. Nebuvo tikrai sunku. Reikia greičiau kalbėti. Ir šiaip iš principo, jau to didžiulio tokio šoko iš skaitymo pusės kaip ir nebuvo, nes jau vis, galbūt netgi tas ir padėjo, kad buvo važiuota su daug skirtingų mašinų, tai to didžiulio kažkokio adaptacinio laikotarpio irgi nebuvo. Gal iš pradžių kažkiek reikėjo save skatinti, kad greičiau viskas vyktų, bet šiaip viskas okei buvo. Eigoj kažkiek tenais atsirado smulkių tokių pakeitimų, bet ten, kad kardinalių kažkokių pokyčių, tai nebuvo. Žinai, kažkaip tu važiuoji, visą laiką kažko, žinai, ieškai kažko naujo, žinai, kad kažkokių tų naujų potyrių, žinai, atsirastų. Tai asfaltas vienas iš tų dalykų, kurių čia dažniausiai nesutinkam, žinai, tai tas, kad kažką, žinai, vis tiek kažką pajaus, patobulėti, paprogresuoti į priekį, žinai. Tai va, asfaltas vienas iš tų, žinai, ką dar norėtųsi patyrti, žinai, su ta mašina ralinė. Planų yra, žinai, bet žiūrėsim, kur čia Lenkijoje, žinai, bet Lenkijoje dar gali važiuoti su tą mašinom, žinai, nes jos nehomologuotos, tai čia, žinai, daug niuansų, žinai, visokių susideda iki tos realybės, žinai. Ispanija turbūt artimiausia, žinai, būtų galimybė, žinai, legaliai su ją, žinai, važiuoti. Geras tas vaibas, žinai. Hebra rimta, žinai, nebuvo kažkokių ginčių, nesutarimų, žinai, visi tikrai, žinai, visi atvažiuoja į šitą visą, žinai, renginį, nesidraskyti, nesipjaut, žinai, atvažiuoja su savo tikslai, žinai, gerai praleisti laiką, žinai, visi tai supranta, nei vieno čia profesionalaus sportininko šitam tarpe nėra, žinai, tai, žinai, visi, kai supranta, ko atvažiuoja, tai ir, žinai, ir pagalba atsiranda, žinai, toksai fainas dalykas, žinai. Smagi kompanija ir per dantį vienas kitą draugiškai gali patraukti ir šiaip ir pagalbos susilaukti, toks labai toks šeiminiškas reikalas atrodo, kad visi vieni kitiems stengiasi padėti, tai tas labai nudžiugino. Tai čia pagrindinis ir būtų toks pliusas viso to gengo. Tai žinai, mes pirmą ralį nesiruošėm kažkieno tempą laikyti, mes norėjom tą tempą, žinai, diktuoti. Ir tokie ir lūkesčiai buvo, žinai, kai mes stojom į šitą klasę, tai pirminės idėjos buvo kitokios, žinai.
Bet to, žinai, stabilumo nebuvimą, žinai, pastoviai kažkokie incidentai, žinai, vyksta, tai šitas labai, žinai, balansuoja. Ir kai pradžiai, gerai viskas važiavosi, žinai, jau pradėjom jausti tą tempą, žinai, ir paskui, žinai, kažkas atsitinka ir viskas. Ir tu žingsnis atgal, žinai, tada vėl atvažiuoji, žinai, tą normalų ritmą ir tada vėl, žinai, kažkas atsitinka ir vėl tada žingsnis atgal. Tai tokio, žinai, kaip buvo pradžioje ir kaip mes baigiam pabaigoje, tai nesakyčiau, kad mes kažkokį šiemet progresą, žinai, tokį didelį padarėm, bet, žinai, reikia ir su to susigyventi, toks sportas, žinai. Tai reikia stabilumo ir tada, žinai, grįšim, tai tikiuosi jau, žinai, su negendančia technika ir pabandysim su tom pačiom ambicijom, žinai, stot per naują, žinai. Tiesiog patiems nusišlifuoti savo klaidas, nekartot nesąmonių, kurias darėm šiemet ir viskas bus ledas. Žinai, Darius yra specas, mes ten kažką, žinai, techninę suporto jam ten tikrai negalėjom pasakyti. Jisai tikrai žinojo, ką reikia daryti, žinai. Mes tik, žinai, su savo tokiais pageidavimais, žinai, tam tą pabandom kažką, žinai, norim to daugiau stabilumo, norim daugiau, norim kažkokio, su tais mašinos reguliavimais, žinai. Daugiau mes ten, žinai, nieko mes neturėjom padaryti, žinai, Darius viską pats, žinai, geriau žino, jis aptarnauja ne vieną mašiną. Tai šitoj vietoj, žinai, mums kažką, žinai, buvom patenkinti ir esam patenkinti, žinai, tik tais, kad, ta mašina tokia. Tiesiog korta nekrito. Korta nekrenta. Net jeigu ir kyla kažkoks menkiausias klausimas, Dariui užduodi jį ir ten turėjau 1000 sprendimų, iš kurių dar pats gali rinktis. Ir vienaip galim daryti, ir kitaip galim daryti. Tai žmogus tikrai turintis didžiulę patirtį, tai mums tikrai nukrenta galvos skausmas nuo šito reikalo viso. Tai kad mes ten turbūt daugiau nuvylėm tą komandą. Sėkmingai, stabiliai, ne 10 taškų, Staseli nepyk, bet kartais ir taip nutinka. O šiaip klubas, ką žinau, ta prasme, draugiškai priėmė, stengdavosi, tikėjo mumis iki pat galo, bet išėjo kaip išėjo. Ja, visą laiką statymas buvo ant mūsų, bet iš to statymo, žinai, nekrito jam irgi korta. Nekrito korta, tiksliai. Tai visi tie, ta prasme, lyginau su praeitais metais visą tą savo sezoną, kur mes tapom čempionais ir šiemet, galima sakyti, neturėjom nei vieno finišo, tai toks, yra didžiulis skirtumas nuo praeitų metų, bet iš visų tų klaidų pasisemi tiesiog daug naujos patirties. Ten, ką blogai padarėjai, permastai ir galbūt kitą kartą to nedarysi. Tai visas tas reikalas ir aš čia kalbėjau labiau didžiąją prasme, nes važiavau su keletu vairuotojų per visą sezoną, išbandžiau kitokių disciplinų ralio, tai galbūt iš tos pusės čia buvo pasisakymas. Ir mano vairuotojo rolė, tai ten toks labiau savaitgalio linksmybė buvo, tai istorinių automobilių turistinis ralis, Dzūkijos klubas rengė. Kažkaip mūsų vienas su Paulium bendras pažįstamas važiuoja jau kelintus metus, toks Andrius Vaitekūnas, ir jis įkalbino, sako, davai važiuojam. Gerai, aš kaip tik turiu tokį Žigulį, kuris atitinka visus tos reikalavimus. Tai pasikalbinau brolį ir išvažiavom. Tai ką žinau, visai smagiai viskas ten gavosi. Mašinos nesudaužėm. Lenkijoje taip važiavau dabar šturmano kėdėje, važiavau irgi istorinių automobilių ralis. 1500 kilometrų prasukom, šiaip labai rekomenduoju tiem, kas neišbandė turistinių, ten net neturistinis, tenais yra istorinis tikslus ralis, reikia važiuoti ne ant greičio, yra paremtas tikslumu. Tai super įdomu, išvažiuoti kažkur į kalnus, atsikeli anksti ryte,
labai anksti ryte, tenais keliesi 6 ir važiuoji iki vidurnakčio ir daugiau, tada gauni iš vakaro kelio knygą, turi viską vėl susitvarkyti ir vėl nuo ryto anksti išvažiuoti. Tai buvo toks maratonas fainas. Tai žinai, čia taip ir kaip grįžtant prie pradžios, žinai, kaip visas tas prasidėjo. Tai taip gavosi, va, kad ir tėvukas subūrė irgi seną gvardiją, žinai, šoko į N5 ir pabandė veteranų ralį, žinai, pakonkuruoti su veteranais. Tai gera paguoda, žinai, kad nors vienas vazonas šiemet atsirado, žinai, ir gal nutraukė šitą, žinai, visą nesėkmės, žinai, seriją, žinai, šito automobiliuko. Tai va, tai taip ir. Tai va tokia ir ta istorija, žinai. Įkalbėjau, atsisėdo. Nekalbėti nereikėjo, patys pasisiūlė. Žinai, tai indėlis visas tas, kad, žinai, tu matydavai kaip, žinai, kai tėvukas ten, žinai, važinėdavo ten kiekvienas ten vos ne savaitgalį, žinai, jie ten doroždavo ten tos, žinai, dopus visus. Tada tos mašinos, žinai, ten tie servisai, krapštimais, žinai, tu visą tai matai, žinai, kaip ten vyksta. Natūraliai, tu augi, žinai, su tuo, žinai, pats kažkada nori, žinai, pabandyti ar ten su kartingu, ar ten su ko, žinai, ten, pats palenktyniauti su kažkom. Tai viskas nuo to, žinai, ir prasidėjo. Jau paskui, žinai, jau ten, kol dar buvo ten golfai, ten, žinai, tai ten tas indėlis didesnis, žinai, buvo. Paskui, kai ten jau tie micai, jau ten, žinai, jau šiek tiek, žinai, jau reikėjo jau kitokio lygio pagalba, žinai, jau ten, jau ne tik, kad psichologinė, žinai, tenais pagalba, žinai, kad ten susivaldyti, žinai, visą tą, bet ir tą techninį, žinai, supratimas apie tas mašinas, žinai. Na dabar, žinai, vėl nauja karta mašinų, tai čia, žinai. Bet sakau, reikia, žinai, supras, kad jau, žinai, nebe 17 metų ir, žinai, čia kažkokiu, žinai, pasaulio ar Europos čempionatų, žinai, jau nereikia svajoti, žinai, kad kažką laimėsi, tai tiesiog, žinai, važiuoji taip, kad čia dar savam kieme kažką pažaisti, žinai. Tai va, tai praktiškai kiekvienas jie ten susirenka vėl savo šaiką ir varo, žinai, žiūrėti. Tai, žinai, balėjai, aišku, žinai. Psichologų reikia padirbti, kas be ko. Ir taip, stengiuosi kažkiek, galbūt tas mano bagažas iš techninės pusės nėra visiškai, kad nieko nesuprasčiau, bet stengiuosi pasidomėti, Dariaus paklausti ar kitų mechanikų, ką patartų daryti ten tokiu ir tokiu atveju, tarkim, man kyla kažkoks, kas būtų jeigu. Tada pasako, yra va čia toks ir toks įrankis, reikėtų taip ir taip daryti. Tai taip, stengiuosi kažkiek pasigilinti daugiau į tą mašiną, kad reikalui esant nestovėtumėm rankas kišenėse susikišę. Aš kaip mechanikas tikrai prastas, turbūt niekas manęs nedarbintų. Tai, žinai, gerai, kad Kristupas yra, žinai, biški daugiau techninis žmogus, tai jis, žinai, sprendžia tas techninius klausimus. Mūsų ekipažė Kristupui ant pečių viskas nukrenta, žinai. Aš tik palaikau, žinai, kokį varžtą ten dar kažką duodu atsuktuvą. Tai tas turbūt, kurį baigiam, žinai. Mes jį galim tada jau konkrečiai, žinai, jau vienintelį, kurį pabaigiam, tada galim normaliai įvertinti, nes kitų nematėm visų dopų, tai taip jau neobjektyvi nuomonė būtų. Bet manau, kad greičiausiai taip, Kelmė šiuo atveju. Jo, Kelmė tikrai geras, bet ir Drive Festas man irgi labai... Lazdijai. Jo, Lazdijai. Galbūt mums kažkaip gerai krito kortą tenais pirmą dieną, tai... Žinai, nauji tie dopai, kažkaip... Tikrai pliusas, žinai, aš dėčiau Lazdijam, žinai, iš viso sezono. Elektrėnai, aišku, žinai, savo formatu, žinai. Sunku išskirti iš tikrųjų tos ralius šiais laikais, kai jie visi yra labai panašaus lygio aukšto, tai labai sunku yra išskirti. Čia labiau grinai kaip širdis pasako, kad tiesiog pasisekė labiau vienam raliui,
Tai už tą balsą ir atiduodi jo. Geriausias ralis tas, kur žinai, laimi tą ralį. Pasigirčiame. Niekad sugrįšim dar mes, palaukit. Mūsų tie dopai beveik praktiškai visi nauji būna, kai atsisėdi, žinai. Nepasižymėmės, tam labai gerą atmintim, žinai, tam labiau vis tiek viskas ten skiriasi. Tai, žinai, žolė daugiau nenušienauta, žinai, ir viskas. Ir viskas jau kitaip atrodo, bet aš tai tik už naujus. Suvienodina sąlygas visiems. Tai aš irgi galbūt, aišku, smagu yra tos tų žinomiausių dopų, tos žymios vietos, tai labai smagu yra jom važiuoti, nes dažniausiai būna kalnas žiūrovų ir visa kita, tai tas prideda savo žavesio, bet iš sportinės pusės tai taip, nauji dopai visada yra geriau. Žinai, žiūrovas visą laiką prideda tą dalelytę, dėl kurio, žinai, norisi, žinai, tą atkarpą ar tą vietą, žinai, kažkaip pasistengi geriau, žinai. Tai tas tikrai visą laiką, žinai, imponuoja ir visą laiką, žinai, stengiasi dėl to. Ypač savų palaikymas, kai žinai, kad ten kažkur ant to posūkio stovi, tai būtinai ten, sakau, davai tik nepasišikam čia. Tai taip, labai svarbu yra tas palaikymas. Jo, tikrai, manau, žinai, vis tiek, Pirmas dalykas, aukščiau važiuoji, tai natūraliai yra daugiau dėmesio. Aš manau, žiūrovam, žinai, daug įdomiau, žinai, žiūrėti šitas mašinas, negu ten žinai, į micas tas, žinai, kur ten važiuoji vežėme, žinai, tiesiog važiuoji. Nieko mums netrūksta, žinai, stabilumo. Nes tempas mūsų yra geras, tik tais, žinai, tik to stabilumo, žinai, tiek iš savęs paskui nebeturim, žinai, to stabilumo, tiek paskui, žinai. Vienintelis dalykas, ko mums trūksta, stabilumo, žinai. Tai. Ir manau, toliau viską, žinai, susitvarkytų su... Tada ir tas pasitikėjimas sugrįžta ir viskas tada tikrai geriau limpa. Jo, kažkiek žinom, kažkiek pabendraujam. Ką reiškia ar bendrauji? Tai bendraujam, žinoma. Galbūt, tai būna ten, pavyzdžiui, dėl kažkokių posūkių būna, kad einam vienas pas kitą pasiteiraut, kaip užsirašėm. Aišku, tos stenogramos kažkiek skiriasi, bet vis tiek bendra kažkokį tokį susidaryt vaizdą. Tai žinoma. Fortūnos saldainis. Dalinam, nedu į rokus. Fortūnos saldainis mums buvo reikalingas, nes jos labai trūksta, bet visgi panašu, kad per mažai jos įsidėjome į automobilį. Reikės ateičiai daugiau. Bet vis tiek padėjo. Išvargom šiaip ne taip. Jo, pasiekėm. Nors ir neįskaitai, bet pasiekėm. Nors ir neįskaitai, bet Fortūna iki galo nenusisuko. Dar tas vienas saldainis ir išgelbėjo. Nors pusę ralio važiavom, žinai, jau sugedė, žinai. Ja. Bet vis tiek pavyko. Nepalieka, žinai, miške, kažkur krūmuose, žinai. Tikrai atvažiuoja, žinai, padeda, žinai, jaučiasi suportą, žinai, balėjina, kad varyti. Taip, visą laiką padeda. Žiauriai smagu yra, kad iš karto paskambini, iš pusės žodžio supranta, apie ką bus reikalas ir sudėlioja iš karto geriausią variantą, ką daryti. Ir tokiu būdu mus išgelbėja arba nepalieka pievai. Žygis visą laiką sutveria mašiną, kai ką nors išlaužiam, sutveria mašiną ir ant ralo užvažiuoja savo chodu dažniausiai. Tai va. Pamatytumėt, ką ten privirino visokių, kad tik laikytų, žinai. Tai. Ką mes pridirbam, tai jie ten įdomių sprendimų priema, kaip sutvarkyti. Planuojam tai ką kitais metais. Ką mes planuojam? Planuojam pradėti... Finišuot ralius. Planuojam pradėti tai nestandartiškai. Pradėsim tikrai tokį avantūrinį projektą.
vasario mėnesį išvažiuojame į Monte Carlo. Ten pradėsim tokį ekskliuzyvinį ralį važiuoti. Tai Monte Carlo History rally. Patvirtino, reiškia, mūsų paraišką. Važiuosim su tuo pačiu Karman Gija. Šiuo atveju, žinai, aš važiuosiu šturmanu vietoje, Andrius Vaitekūnas važiuos vairuotojo, Kristupas važiuos kaip mechanikas. Dar važiuos keli žvalgai, žinai, kad kažkas naujo, žinai, vėl. Mūsų tarpe kažkas va tokio naujas projektas. Paskui grįšim, bandysim, nežinau, žiemą pažiūrėti gal. Pažiūrėsim, kaip su žiemos ralys, jeigu viskas ok, gal ten sustartuosim. Kažkur gal Latvijai, gal ten Suomijai, ne? Švedijai, kur tenais. Suomijai. Man atrodo. Ir paskui Lietuvos čempionatas. Ne? Nuo gegužės prasideda, man atrodo. Tai prioritetas yra Lietuvos čempionatas. Tiesiog šiemet galvojam, gal jau pavyks sėkmingai suvažiuoti. Dėsim pastangas. Dėsim pastangas, kad kažkaip išmušti tą prakeiksmą ir jau iki galo normaliai. Jo. Tai va toks planas. Planas tai, žinai, planu, bet jeigu, žinai, taip labai demotyvuoja, žinai, tie nebaigimai. Tai kitą kartą, žinai, jau net po vieno ten, kažkurio nebaigto ralio, žinai, o ypatingai jeigu 2 iš eilės, tai jau, žinai, jau nebenori to 3, žinai, važiuoti. Šoka fantazija biškai. Ja, tai tikėsimės, kad viskas bus gerai ir jeigu bus gerai, tai gal tas ir sąrimas atsiras, žinai. Tai kaip atsigauni, žinai, grįžti namo išsimiegi. Atsikeli, žinai, jau visai, žinai, kitaip. Bet, kai atsisėdi važiuoti vėl, žinai, toksai, žinai, tu stengiasi daugiau galvoti, žinai, kad ko nedaryt, kad tik tai, žinai, ta mašina nesugestų, žinai. Tai nesusikoncentruoji ties kažkokiu, žinai, važiavimu, tu koncentruojies ties kažkokiom detalėm, kurios, žinai, paskui va, tas ir išbalansuoja, žinai. Neina persilaužti, žinai, taip greitai, kaip, žinai, kaip būtų pabaigiai, žinai, ten, nežinau, ten kažkurioje vietoje, žinai, ir paskui ten keli savo tikslą, žinai, ten kažką kitą pasiek, žinai, ir, taip, žinai, laiptelius dėliot aukštyn, žinai, bet tu važiuoji ir tu galvoji, žinai, ne apie kažkur kaip pakilt, bet tai kaip tu tiesiog pabaig, žinai, tai. Sunkiau augti aukštyn, nes atsispiri visą laiką nuo to pačio taško. Vėl nuo pradžių turi pradėti, atrodo, kad visi jau įsigazavai ir tas numuša, tada vėl per naują turi nuo to ir kažkaip vis nepramušam. Bet... Čia tiesiog, žinai, nėra ką girdėti, jeigu čia sugėdai, tai ir sugėdai, žinai, ir sustoji iš karto, tai bet tas ekranas, žinai, indikuoja viską. Tai nėra taip, čia tiesiog, žinai, viskas galvoji ir važiuoji ir galvoji, žinai, ar bus kas nors ar nebus. Žinai. Tokių garsų kaip, čia ir šiaip ta mašina, žinai, be ausinių ar ten be šalmo, žinai, tai ten atsidėti nereikia, žinai. Ausų kamštukus gali užsikyti, žinai. Tai varžybų metu visi vienas kitam, aš manau, kad lygiai tiek pat padedam, kiek psichologiškai. Tai reikia vis tiek motyvuoti vienaip ar kitaip. Tai to kažkokio konkretaus darimo kažko neišskirčiau. Ne, tai žinai, tai važiuoji, tai mašinai, žinai, atmosferą bandai palaikyti, tai ten bairį kažkokį, žinai, tai ten pasijuoki kažkokį, žinai, ką aš sutikto, žinai. Visą laiką aš kažkokį bairį bandai, žinai, padaryti iš ko nors, žinai, kad būtų, žinai, gera ta atmosfera, kad, žinai, pamiršta, žinai, jaudulį, stresą, žinai, kad, žinai, atvažiuoti, žinai, su teigiama nuotaika, žinai, tas svarbu, žinai. Kalbam kažką, bet būna kartais ir kad patylė, tiesiog. Žinai, viskas priklauso, kaip sekasi, jeigu sekasi gerai, tai ten, žinai, ir lengviau tie bairiai eina. Ir bairiai, žinai, visokių, žinai, iš sutikto, nežinau, iš bet ko, žinai, padarai tą bairį, o jeigu, žinai, jau ten kažkas jau neina kortą, tai... Tai būna ir tos tylos kartais. Tai, žinai, tada jau gal kažką kitą, žinai, šnekėti, ne bairių. Gal kiti, žinai, žodžiai tada eina.
pradėčiau galbūt nuo žiūrovų, tai žiūrovam drausmės prie trasų. Tas, manau, yra svarbiausia, kad negadint nei savo, nei kitiems šventės. Mum patiem tai tiesiog daugiau fortūnos, kad būtų. O kolegom, konkurentam, tai tiesiog sėkmingo sezono. Ir laikytis taip pat stipriai, kaip iki pat dabar laikėsi. Ir geresnio sezono, dar geresnio sezono kitais metais. Pridėti daugiau, žinai, nėra ko čia. Svarbiausia, žinai, kai atvažiuoji į ralį, žinai, žiūrėti, tai visą laiką, žinai, reikia žiūrėti su protu. Nebėgioti, žinai, po tos trasas ir ten, žinai, išbėgti prieš mašiną, žinai, kaip yra buvę. Konkurentų, žinai, norėtųsi daugiau, stipresnių, žinai, viskas. Nėra ką pridėti, žinai, vis gerų metų.